Viena iš 4 šventųjų hinduizmo vietų, kur senovinės legendos iki šiol gyvos, kurio miestas rytų Indijoje kasmet atgyja didingai Dievo kelioniai. Kai viešpats Džaganata, visatos viešpats ir jo brolis bei sesuo pasiima savo kasmetinės vasaros atostogas ir važiuoja 3 didžiuliais vežimais. Tik šį kartą, po 19 metų, pagal tradiciją, dievai nusipurtys savo senus kūnus ir įgis naujus. Mažas kaimelis, kuris pasikels iš 200 000 gyventojų iki daugiau nei 1 milijonas ir taps viena iš didžiausių religinių susibūrimų žemėje. Šis įvykis yra įspūdinga vizuali drama, spalvų, garso ir kultūros kelionė, kurioje atgyja istorija, meistrystė ir legendos. Puri yra snūduriuojantis pajūrio miestelis rytų Indijoje. Nuo neatmenamų laikų jis traukia prie savo pakrantės piligrimus, nuotykių ieškotojus ir tyrinėtojus. Aš esu Rajiv Khandelwal, aktorius, aistringas keliautojas ir ieškotojas širdyje. Šiandien aš esu Purio mieste, rytinėje Orisos valstijoje. Šis miestas yra hindų dievo Višnu buveinė. Jis žinomas Puryje kaip viešpats Džaganata. Laisvai išvertus, tai reiškia visatos viešpats. Aš esu čia, kad stebėčiau amžių senumo gilaus tikėjimo tradicijas, kad atskleisti šio šventojo miesto istorijas. Puris taip pat vadinamas Šri Purušottam, viešpaties Višnu buveinė žemėje. Hinduistai tiki šventą trejybę Brahma, kūrėjas, Šiva, naikintojas ir Višnu, saugotojas. Pagal tradiciją, Višnu įvairiais amžiais nužengia kaip įvairūs avatarai, kad apsaugotų žmoniją nuo blogio. Viešpatį Višnu taip pat garbina kaip Krišna arba Naraina, o čia Puryje kaip viešpatį Džaganatha. Keturiose šalies pusėse Puris kartu su Rameshvaram, Dvaraka ir Badrinathu sudaro Chardhamą arba 4 šventasias hinduizmo buveinės. Viešpaties Džaganatos namai pritraukia tūkstančius piligrimų, nes šios dhamos arba buveinės hinduistų laikoma šventomis ir turi būti aplankytos bent kartą per gyvenimą. Mes labai tikime viešpačio, jis išpildo mūsų norus. Dievas davė man viską, ko tik aš paprašiau. Mes labai tikime viešpačio, šis tikėjimas išliks iki paskutinio atodusio. Indijos idėja nėra sukurta politikų ar karalių, ją sukūrė piligrimai, kurie keliavo po Indiją. Taigi, kelionės į šventas vietas prie upės, ar į kalną, ar upę, buvo užfiksuotos mažiausiai prieš 2000 metų, taigi jatra yra labai svarbi idėja hinduizme. Jatros idėja turi ypatingą reikšmę šventame Purio mieste, kur patys dievai kiekvieną vasarą vyksta į kelionę. Šis labai populiarus renginys vadinamas Ratha Yatra arba vežimų paradas. Viešpats Džaganata ir jo brolis Balabhadra bei sesuo Subhadra keliauja maždaug 3 kilometrų atstumą nuo savo namų Džaganato šventykloje į kaimyninę Gundičio šventyklą 3 gražiais vežimais. Tūkstančiai piligrimų keliauja iš viso pasaulio, kad jatros metu pagautų savo mylimą viešpatės žvilgsnį, tikėdamiesi pasiekti nirvaną arba išsigelbėjimą.
Puri pradeda ruoštis vežimo kelioniai daugiau nei prieš 2 mėnesius iki renginio. Pasiruošimas prasideda gaunant medieną iš netoliesio buvusios kunigaikštystės Dasapalos. 3 aukšti vežimai, po vieną viešpačiui Džaganatai, jo broliui Balabadrai ir jo sesiai Subadrai, kasmet yra daromi nuo nulio. Ir nėra rašytinės instrukcijos meistrams. Vietoj to visas žinios perduodamos žodžiu iš kartos į kartą. Neįtikėtina, bet šių gigantiškų vežimų statymas remiasi 100-mečių senumo tradicija medienai matuoti naudojant rankas. Nėra absoliučiai jokios vietos klaidai, net per pusę colio. Visas skirtingos dalis matuojamos rankų ilgiais. Kiekviena dalis turi skirtingą dydį. Jos visos yra matuojamos preciziškai. Kol vyksta darbas su vežimais, aš vykstu į labiausiai žinomą orientyrą Puryje, viešpaties Džaganatos šventyklą. Viena iš didžiausių traukos vietų Puryje yra nuostabi Džaganato šventykla, kurią matome šiandien. Ji pastatyta 12 amžiuje viešpaties garbei. Ji užima 400 000 kvadratinių pėdų žemės su įspūdingomis įtvirtintomis supančiomis sienomis, kurio aukštis apie 22 pėdas. Pagrindinė struktūra pakyla į 200 pėdų aukštį, beveik kaip garsusis Tadž Mahalas. Pagrindinė šventykla supa 30 mažesnių šventyklų įvairaus dydžio su skirtingais indų panteono dievais. Ant šventyklos bokšto yra ratas padarytas iš 8 metalų, vadinamas Nila čakra arba mėlynas ratas. Ratas simbolizuoja pagrindinį viešpaties Višnu ginklą, Sudaršana čakrą, ir atlieka svarbią praktinę funkciją. Saugo aukštą šventovę nuo žaibo kirčių. Kasdien ant rato užkabinama nauja vėliava. Seivak arba tarnas, pasinaudodamas vien tik tai tikėjimu, lipa aukštyn, kad pakeisti vėliavą beveik 200 pėdų virš žemės. Šventykla ilgus amžius buvo svarbus piligrimystės centras. Piligrimai atvykdavo iš visos šalies. Jie keliaudavo drambliais, kupranugariais, palankinais, pėsčiomis. Jie įveikdavo kelių plėšikus, turtingus miškus, sraunias upes. Toks atsidavimas. Iš tiesų, jei būčiau piligrimas iki 1840 metų, turėčiau sumokėti piligrimo mokestį. Aš rimtai. Piligrimo mokestis, matyt, įvestas 17 amžiuje dėl šventyklos populiarumo, o Orisos vyriausybei buvo pajamų šaltinis. Šventyklos autoriteto administraciniu sprendimu tik tai hinduistai įleidžiami į šventyklą. Viena svarbi tema hinduizme yra tyrumas. Tai yra ritualinis tyrumas, tai ne higiena, ne tyrumas, kaip mes apie tai manome šiandieną. Tokia praktika buvo senovės Romoje, tokia praktika buvo senovės Egipte. Dar viena priežastis, kodėl jų neįleidžia, yra todėl, kad negalima religinę vietą paversti į turistinę atrakciją. Įeiti į šventyklą galima per 4 masyvius įmantriai raižytus vardus. Liūto vartai, dramblio vartai, arklio vartai ir tigro vartai. Viešpaties Džaganatos dievybė turi gilią istoriją. Žavinga legenda supa viešpaties Džaganatos kilmę.
Kažkada karalius vardu Indradyumna valdė centrinę Indiją. Jis buvo didis viešpaties Višnu bhaktas ir turėjo karštą norą jį pamatyti. Vieną dieną keliaujantis maldininkas aplankė jo rūmus ir pasakė, kad Višnu savo tikriausių pavidalu yra garbinamas kaip Nila Madava Orisoje. Karalius iš karto įsakė pagrindiniam šventikui Vidjapačiui keliauti į Orisą ir surasti Nilą Madavą. Po ilgos varginančios kelionės Vidjapati pasiekė Orisą. Ten jis atrado, kad genties vadas Višvavasu slapčia prižiūrėjo Nilą Madavą. Jis meldė Višvavasu parodyti jam garbinimo vietą, tačiau genties vyriausiasis atsisakė. Vidjapati toliau liko kaime. Jis įsimylėjo Višvavasu dukterį ir laikui bėgant susituokė su ją. Netrukus po vestuvių Vidjapati įkalbėjo savo žmonai įtikinti jo uošvį leisti jam gauti tik vieną Nilą Madavo žvilgsnį. Dukrai užsispyrus, Višvavasu galiausiai sutiko, tačiau su viena sąlyga. Vidjapati bus nuvestas užrištomis akimis. Bet Vidjapati sugebėjo pergudrauti genties vadą. Pakelioj jis barstė garstyčių sėklas, kad vėliau susektų kelią grįžę su karaliumi. Patekęs į slaptą urvą, kai akių raištis buvo nuimtas, Vidjapati buvo sužavėtas, pamatęs nuostabiausią Nilą Madavos pavidalą. Jis nuskubėjo atgal pasakyti apie tai karaliui, o šis iš karto leidosi į kelionę, kad pagautų savo mylimą viešpaties žvilgsnį. Tačiau vėliau, kai karalius su Vidjapačiu pasiekė urvą, jis pamatė, kad šis tuščias Nila Madava dingo. Karalius buvo sugniuždytas. Kur likimas nuves jį toliau? Ar viešpats Višnu dar kada nors jam pasirodys? Kai iki vežimo festivalio lieka apie mėnesį, birželis tampa kritiškiausių mėnesių vežimų statytojams. Kepinami kaitrios vasaros saulės meistrai dirba nenuilgdami, kad laiku užbaigtų didingas struktūras. Paruošta, kiekviena rata arba vežimas bus daugiau nei 40 pėdų aukščio, maždaug kaip 4 aukštų pastatas. Kai struktūra yra pagaminta ir ratai yra pritvirtinti, tada įstatomi stulpai. Šių stulpų išmatavimai yra skaičiuojami nuo pačios, kur jie yra pritvirtinti. Amatininkai pirmiausia pradeda nuo didžiulių ratų, tada ateina laikas ašims, o paskui likusiai daliai. Viso reikalingi 42 ratai visiems vežimams, o jų proporcijos yra labai svarbios, nes būtent ratai užtikrins sklandžią dievų kelionę. 3 skirtingos komandos, po vieną kiekvienam vežimai, rungtyniauja su laiku, kad užbaigtų megastruktūras iki didžiojo įvykio. Hinduizmas prieš 2000 metų patyrė didelę transformaciją, prieš tai buvo vedų sistemos, kurios buvo labai abstrakčios ir apribotos tik tai brahmanais. Hinduizmas apibrėžė save iš naujo nuo vedų kelio į Puranų kelią ir bandė pateikti save per istorijas. Buvo 3 pagrindinės istorijų grupės – Šivaitai, Vaišnavai ir Šaktos. Ši šventykla Džaganatapurija priklauso Vaišnavų sistemai. Vaišnavų sistema vaizduoja gyvenimo šventę. Taigi dievybė gyvena kaip karalius, jis gyvena visą vertį gyvenimą, jis atsikelia ryte, jis maudamas, jisai dėvi skirtingus drabužius, kasdien Dievas valgo 6 kartus. Mes įsitikinę, kad kai viešpats Višnu nužengė į žemę, kasdien jis maudosi ir Ramešvarame. Tada jisai vyksta į dvarką, kur jisai puošiasi prieš pradėdamas valdyti. Prieš pietus jis ateina į Purį pasivaišinti.
Tai vieta, kur ne tik brahmanai, bet net dievai trokšta vaišintis. Tai maisto buveinė. Man reikia paragauti tą priežastį, kodėl Puris yra laikomas dhama, kuri viešpats vaišinasi. Aš tuoj ragausiu maistą pagamintą virtuvėje, kuri gali išmaitinti 100 000 žmonių. Maistas gaminamas vienoje iš didžiausių šventyklų virtuvių pasaulyje, apie 100 pėdų ilgio ir 150 pėdų pločio. Iš išorės jie atrodo kaip tvirtovė. Vyriausiasis šventyklos virėjas nuvedė mane į artimiausią turgų, iš kur kasdien perkama žaliava. Tik tai regione augančios daržovės naudojamos gaminant maistą viešpačiui Džaganathai. Kiek senas yra šis turgus? Tai 1000 metų senumo turgus. Jis vadinamas Lakšmi Bazar. Daržovės čia yra iš aplinkinių kaimų. Daržovės kaip bulvės, pomidorai ar žiediniai kopūstai ar okra ar žali čili, jie nenaudojami. Moliūgai yra naudojami, tai yra tradicinė daržovė. Kasdien viešpats Džaganath ragauja 56 rūšių patiekalus. Atrodo, kad viešpats mėgsta vaišintis. Daugiau kaip 1000 puodų, 600 virėjų ir tik tai senovinis būdas naudojant malkas naudojami, gaminant ypatingus patiekalus viešpačiui. Visas maistas verdamas ant tradicinės malkomis kūrenamas viryklės. Tai unikali malkų viryklė. Ji yra apie 3,5 pėdų aukščio. Ant jos gali tilpti nuo 9 iki 12 molinių puodų. Ir tikrai atrodo, kad čia ta vieta, kur dievai švenčia. Garsioje, kaip viena iš didžiausių virtuvių pasaulyje, čia yra apie 600 virėjų gamina tai, kas vadinama Mahaprasadu. Maistas pirmiau yra siūlomas viešpačiui Džaganathai, tada deivei Vimalai, o po to jau yra laikomas Mahaprasadu. Viena didžiausių dvasinių patirčių lankytojams atvykusiems į Purį yra šio Mahaprasado ragavimas. Tai neatskiriama vizito į šventyklą dalis. Virtuvė kasdien pamaitina beveik 25 000 žmonių, bet kai jatra yra tik tai už kampo, reikia padvigubinti šitą skaičių. Šimtmečiai mitų, legendų ir istorijų susipynė į turtingą tradicinę kultūrą, supančią viešpatį Džaganathą, vieną iš unikaliausių hinduizmo panteono dievų. Pavidalai yra deformuoti. Tai pirmas dalykas, kuris krenta į akis. Žinote, čia turite dievą apvaliomis akimis ir nei ausų, nei rankų, nei kojų. Tokia deformacija jūs stebina, tai beveik kaip totemas. Genties totemas. Šis netobulumas mus nukelia į legendą, kaip genties vadas, genties dievas Nilamadeva tapo garbinamas kaip viešpats Džaganatha, visatos valdovas. Karaliaus Indradžimnos paliepimu jo ištikimas tarnas Vidjapatis surado tikriausiai viešpaties Višnu pavidalą, kuris Orishos miške buvo garbinamas kaip Nilamadeva. Išgirdęs šią naujieną, karalius iš karto leidosi piligriminėn kelionėn į Orisą. Bet kai jisai įėjo į slaptą urvą, jis pamatė, kad Dievo pavidalas dingo. Karalius buvo sugniuždytas, bet dieviška vizija jam pasakė, kad jisai turi eiti į Purį ir ištraukti į krantą medžio rąstą, kuris plūduriuos jūros bangose. Karalius pakluso ir atrado rąstą prie Purio pakrantės. Ekstazės apimtas jisai liepė atnešti jį į rūmus, bet susidūrė su dar didesnė problema. Niekas negalėjo išskaptuoti kieto medžio, o kadangi niekas nematė Višnų, niekas negalėjo padaryti jo figūros. Kai užduotis atrodė nebeįmanoma, Višvakarma, dievų amatininkas, pasirodė seno dailidės pavidalu.
Jis įtikino karalių, kad galėtų padaryti dievybės, bet su sąlyga, jog niekas netrikdys jo 21 dieną. Karalius lengvai sutiko. Po 15 dienų karalienė neteko kantrybės ir įtikino karalių atidaryti duris. Savo nusivylimui jis pamatė, kad dailidė dingo, palikęs neužbaigtas medinės dievybės. Manoma, kad tų pačių medinių dievybių forma yra įsikūrusi garsioje Džaganato šventykloje Puryje. Šiandien Puris ūžia nekantraudamas. Dabar birželis ir vyksta svarbus ritualas – Snana Purnima arba maudymosi ceremonija. Kasmet viešpats Džaganata ir jo brolis Balabhadra bei sesuo Subhadra yra išnešami į lauką ir maudami 108 ąsočiais vandens. Tradiciškai, po šio ritualo dievai suserga ir jiems reikia 15 dienų atsigauti. Tuo metu pagrindinė šventykla yra uždaryta ir vėl iš naujo atsidaro tik tai Rathayatros metu. Tačiau šiemet šventykla liks uždaryta 45 dienas, o dievai neatsigaus. Kas labiausiai stebina legendoje apie viešpatį Džaganatą, kad jisai miršta kaip mirtingieji. Jis kartu su savo broliu Balabhadra ir seserim Subhadra gaus naujus kūnus ceremonijoje vadinamoje Navakalevara. Nava reiškia naujas, o Kalevara reiškia kūnas. Perėjimas iš seno medinio kūno į naują. Tai tik viena žinutė, kad mirtis yra neišvengiama kiekvienam. Taigi mes gyvename su savo ego, mes gyvename su savo išdidumo, arogancija, užsispyrimu. Bet štai viešpats sako, pažvelk, aš atėjau, aš išeinu, pasiruošk. Pagal tradiciją, persikūnymo ritualas ir visų medinių formų pakeitimas naujomis vyksta kas 8, 12 ar 19 metų. Šio tūkstantmečio pirma Navakalevara yra 2015 metais, kuri švenčiama po 19 metų pertraukos. Netrukus po Snana Purnimas pradedami naujų formų darbai. Pagal legendą, karalius Indradyumna, nekantraudamas užklupo meistrus ir nutraukė jo darbą. Tačiau dabar niekam neleidžiama trikdyti amatininkus, jie dirba visiškoje vienumoje ir net karaliaus ten neleidžia. Aš susitiksiu su dabartiniu karaliumi Gadžapati Maharadža Divya Singha Deva, atskleisdamas daugiau istorijų apie tradiciją. Orisos karaliai turi šią atsakomybę ar pareigą tarnauti viešpačiui Džaganathai. Jie laikomi pirmais sėvakomis arba viešpaties tarnais. Šios tradicijos tęsiasi šimtmečius. Ne viena, o daugelis dinastijų paveldėjo šią tradiciją. Rathayatros metu, kai visi trys viešpačiai sėdi savo vežimuose, karalius turi atlikti pirmą sėvą, pirmą tarnystę. Tai reiškia šluoti grindis aplink sostą vežime. O tai labai unikalu ir verčia stebėtis, kodėl karalius daro tai, ką paprastai matome darant labai žemo luomo žmonės mūsų socialinėje hierarchijoje – šluoti grindis. Taigi, tai tikrai nuostabu. Mano nuomonė, tuo norima pasakyti, kad prieš viešpatį niekas nėra aukštas arba žemas. Ir visą, ką darome, net menkiausią mūsų veiksmą, reikia skirti jo pėdoms. Vos kelios dienos liko iki Rathayatros. Spiginantį karštį pakeitė lietus. Visi turi dirbti darniai, kad šventė pavyktų nepriekaištingai. Jau galutinis vežimų statymo etapas. Amatininkai daro paskutinius pakeitimus šiuose megastruktūrose. Tik vežėjai ir arkliai, kurie daromi pačioje pabaigoje, liko nepabaigti.
Rėmus ir ratus puošia spalvingi piešiniai įkvėpti Orisos šventyklų architektūros. Tuomet rėmus uždengia įmantriai išsiuvinėtos juodos, žalios, raudonos ir geltonos medžiagos. Du 2500 policininkų ir 150 eismo policininkų savo vietose atidžiai stebi aktus, kad užtikrinti jų saugumą. Kuo arčiau Rathayatra, tuo labiau įelektrinta visų nuotaika. Kartu su tikėjimu ateina nereali energija, kuri pripildo tuos, kurie iš toli ir arti keliauja į šventąjį miestą. Aistra tvyro ore. Dieną prieš pagrindinį renginį vežimai yra atitempiami į jų stovėjimą aikštelę tiesiai priešais liūto vartus, kur jie laukia savo dieviškų jų keleivių. Rytoj pakils užuolaidos virš įspūdingos Rathayatros. Pagaliau išaušo diena, kai visas Puris skamba tikėjimu ir tampa mega religiniu centru. Po 19 metų pertraukos senieji dievai iš Džaganato šventyklos buvo pakeisti naujais ir pagaliau bus vežami į Navakalevarą Rathayatrą. Trys aukšti vežimai, 5 sluoksnių apsauga, apie 10 000 apsaugos darbuotojų, arti 164 policijos būrių ir daugiau kaip 1,5 milijono bhaktų, kurie atkeliavo iš viso pasaulio dalyvauti Maharathayatroje arba didžiuliame vežimų parade. 3 masyvus, nuostabus vežimai priklauso 3 pagrindiniams dievybėms. Pirmasis priklauso viešpačiui Džaganatai, kitas, esantis centre, priklauso viešpačiui Džaganato seseriai Subhadrai, o tas kairėje, žalias su raudona spalva, priklauso viešpačiui Džaganatos broliui Balabhadrai. Šie lynai, kuriuos matote, kurie guli priešais mane, yra naudojami traukti šiuos didžiulius puikius vežimus, bet tai nėra paprasti lynai. Šie lynai laikomi tokiais palankiais, kad vien prisilietimas prie jų padės jums atsikratyti visų nuodėmių. Ar žinote, kad žodis Juggernaut anglų kalba buvo įkvėptas žodžio Džaganata, viešpats Džaganata? 18 amžiuje anglų rašytojai nujautė, kad tai tas dievas, kuris traiško bhaktus, kurie puldavo po šio vežimo ratais. Ir tai nenuostabu, atsižvelgus į šių ratų dydį, jie apie 7 pėdų skersmens. Artinasi laikas, kai dievybės bus išneštos iš šventyklos. Niekas neatbaido tikinčiųjų, kurie neramiai laukia kepinančioje saulėkaitoje. Kylant temperatūrai, kyla ir sujudimas. Šis siautulys, kurį matote tiesiai už manęs, vyksta kiekvienais metais čia Puryje. Kasmet čia susirenka nuo 500 iki 1 milijono bhaktų, kurie atvyksta pamatyti savo dievą, tačiau šiemet tikimasi sulaukti stulbinančių 1,5 milijono bhaktų. 20 amžius matė 6 dokumentuotas Navakalevaras nuo 1912 metų. 2015 yra pirmoji tūkstantmečio Navakalevaram ir šventė yra didžiulė. Štai tas momentas.
Arčiau vidurdienio dievai yra išnešami iš savo namų sudėtingame rituale, vadinamame Pahandi. Pirmiausia, išeina viešpaties Džaganatos brolis Balabhadra, kuris žingsnis po žingsnio eidamas linguoja į taktą savo bhaktų aistrai, kai šie dainuoja ir šoka iš džiaugsmo. Jis pasodinamas į jo laukiantį vežimą. Kita yra viešpaties Džaganatos sesuo Subhadra, kuri nešama į jos vežimą beveik gulimoje padėtyje. Kai ir Balabhadra ir Subhadra išnešti, minia laukia viešpaties Džaganatos. Šokėjas atlieka tradicinį Orisos šokį, pritariant mušamiesiems, o minia džiaugiasi pamačiusi savo mylimą dievą. Galiausiai viešpats Džaganatha išnešamas į lauką ir bhaktai tampa kupini ekstazės. Dievai yra savo vietose, bet liko vienas svarbus ritualas prieš vežimams pradedant važiuoti. Čia yra pahanda, kurį atlieka karalius. Karalius veda karališką procesiją prie vežimų, kuriuos jis pradeda šluoti su auksinė šluota ir tada nusilenkia viešpačiui Džaganathui. Ritualas siekia kelių šimtmečių praeitį ir simbolizuoja jungtį tarp laikino ir dvasinio. Dar 12 amžiuje Orisos imperatoriai pasiskelbė viešpaties Džaganatos tarnais ir nuo tada jie valdė šią žemę kaip jo atstovai. Ritualas taip pat demonstruoja unikalią integracijos ir vienybės filosofiją, kurią simbolizuoja viešpats Džaganatha. Nėra absoliučiai jokio skirtumo tarp kastų, pažiūrų ar jokių kitų kliučių viso festivalio metu. Arkliai yra pakinkyti. 4 ilgi lynai padaryti iš kokoso pluošto beveik 200 pėdų ilgio ir 8 coliais skersmens prikabinami prie kiekvieno vežimo. Kelionė prasideda. Tai neįtikėtina akimirka, kai ratas pradeda judėti. Milžiniški ratai pradeda suktis ir minia prisipildo ekstazės. Viešpaties Balabhadros vežimas vadinamas Taladvadža dėl palmių jo vėliavoje. Jis yra 43 pėdų aukščio ir turi 14 ratų. Mažiausias vežimas priklauso Subhadrai ir yra vadinamas Darpadalana arba paraidžiui sutrypiantis išdidumą. Jis yra 42 pėdų aukščio, turi 12 ratų ir papuoštas juodu ir raudonu audiniu. Ir pagaliau, viešpaties Džaganatos Ratha yra 45 pėdų aukščio su 16 ratų ir vadinamas Nandi Gosha. Jis stulbina raudonu ir geltonu audiniu ir milžiniškais ratais. Ratha Yatra yra simbolinė kelionė. Šventuose hindų tekstuose Upanišaduose Ratha yra vadinamas kūnas, o šis atstumas atstovauja simbolinį kelią, kurį reikia nueiti, kad pasiekti tikslą nirvaną arba išganymą.
Minios aplink vežimą traukė lynus. Drama, kuri iš naujo apibrėžia tikėjimą daugeliu būdų. Beveik po 5 valandų ir 3 kilometrų vežimai pagaliau pasiekė savo tikslą – Gundičios šventyklą. Ir su tuo pačiu užsidegimu ir aistra dievai yra įnešami vidun. Tai pažymė 7 dienų dievybių kelionės pradžią. Po to iš Gundičios šventyklos jos grįž į savo namus Džaganato šventykloje. Didžiulis festivalis baigėsi ir aš grįžtu atgal, kur ir priklausau. Su savim pasimsiu prisiminimus apie dramą didesnę nei gyvenimas, istorijos, kurios sujungia kartas, tradicijų, datuojamų šimtmečiais vaizdai. Aš grįžtu turtingesnis, pilnas legendų, apgaubtų tikėjimų, kurios įkvėpė milijonus. Žinoma, ko mūsų kūnas negali ištverti, tikėjimas gali. Legendomis apipintoje žemėje yra istorija, kaip kuklaus genties dievas tapo garbinamas kaip visatos valdovas. Tai įspūdinga legenda apie viešpatį Džaganatą ir jo transformaciją. Kažkada karalius vardu Indradyumna valdė centrinę Indiją. Jis buvo didis viešpatės Višnu bhaktas ir turėjo karštą norą jį pamatyti. Vieną dieną keliaujantis maldininkas aplankė jo rūmus ir pasakė, kad Višnu savo tikriausių pavidalų garbinamas kaip Nilamadava Orisoje. Karalius iš karto įsakė savo pagrindiniam šventikui Vidjapačiui keliauti į Orisą ir surasti Nilamadavą. Po ilgos varginančios kelionės Vidjapati pasiekė Orisą. Ten jis atrado, kad genties vadas Višvavasu slapčia prižiūrėjo Nilamadavą. Jis meldė Višvavasu parodyti jam garbinimo vietą, tačiau genties vyriausiasis atsisakė. Vidjapati toliau liko kaime. Jis įsimylėjo Višvavasu dukterį ir laikui bėgant susituokė su ją. Netrukus po vestuvių Vidjapati įkalbėjo savo žmoną įtikinti jo uošvį, leisti jam gauti tik vieną Nilamadavo žvilgsnį. Dukrai užsispyrus, Višvavasu galiausiai sutiko, tačiau su viena sąlyga. Vidjapati bus nuvestas užrištomis akimis. Bet Vidjapati sugebėjo pergudrauti genties vadą. Pakeliui jis barstė garstyčių sėklas, kad vėliau susektų kelią grįžęs su karaliumi. Patekęs į slaptą urvą, kai akių raištis buvo nuimtas, Vidjapati buvo sužavėtas, pamatęs nuostabiausią Nilos Madavos pavidalą. Jis nuskubėjo atgal pasakyti apie tai karaliui, o šis iš karto leidosi į kelionę, kad pagautų savo mylimą viešpatės žvilgsnį. Tačiau vėliau, kai karalius su Vidjapačiu pasiekė urvą, jis pamatė, kad šis tuščias. Nilamadava dingo. Karalius buvo sugniuždytas. Bet dieviška vizija jam pasakė, kad jis turi eiti į Purį ir ištraukti į krantą medžio rąstą, kuris plūduriuos jūros bangose. Karalius pakluso ir atrado rąstą prie Purio pakrantės.
Ekstazės apimtas, jisai liepė atnešti jį į rūmus, bet susidūrė su dar didesnė problema. Niekas negalėjo išskaptuoti kieto medžio, o kadangi niekas nematė višnų, niekas negalėjo padaryti jo figūros. Kai užduotis jau atrodė neįmanoma, Višvakarma, dievų amatininkas, pasirodė seno dailidės pavidalu. Jis įtikino karalių, kad galėtų padaryti dievybės, bet su sąlyga, jog niekas netrukdys jam 21 dieną. Karalius lengvai sutiko. Po 15 dienų karalienė neteko kantrybės ir įtikino karalių atidaryti duris. Savo nusivylimui jis pamatė, kad dailidė dingo, palikęs neužbaigtas medinės dievybės. Manoma, kad tų pačių medinių dievybių forma yra įsikūrusi garšioje Džaganato šventykloje Puryje.